Sveiki visi. Taigi, nuo 2024 metų kovo 1 dienos keičiasi regitros transporto priemonės valdymo įgūdžių gebėjimų vertinimo aprašą. Apžvelgsime didžiausius pasikeitimus. Pirmasis. Nebelieka apsukų vertinimų. Kai seniau apsukos viršydavo 2300 apsukimų per minutę, būdavo rašoma nekritinė klaida, kaip neekonomiškas vairavimas, dabar bus vertinamas būtent tik tais atitinkama pavara prie tinkamo greičio. Antrasis pakeitimas tai, kad pradedant specialų pratimą būtent parkavimą, reikėdavo laikytis maks 1 metro atstumą nuo transporto priemonės ar stovėjimo vietos. Dabar šito reikalavimų nebelieka, galim laikyti ir didesnį atstumą, bet svarbiausia, kad netrukdytumėm kitiems važiuojantiems pro mus. Kitas pasikeitimas yra su viršytu greičiu. Seniau būdavo viršijus 10% greitį, dabar bus 10 km per valandą. Iki 10 km per valandą viršijus bus nekritinė klaida, viršijus 10 km per valandą bus kritinė. Atkreiptinas dėmesys, kad tą turėsit atlikti ilgiau kaip 3 sekundės, tik tokiu atveju bus fiksuojama klaida nekritinė, jeigu iki 10 ir kritinė, jeigu bus virš 10. Dar vienas pasikeitimas dėl specialaus pratimo, tai nebelieka saugaus pastatymų įkalnė arba nuokalnėje, kai reikėdavo užtraukti rankinę, susukti vairą, išjungti variklį ir jungti atitinkamą pavarą. Šito pratimo kaip atskiro jo nebelieka. Dar vienas pakeitimas tai, kad atliekant įstrižą arba statmeną pratimą, seniau nebuvo galima atlikinėti atbulinę eigą į kairę, dabar šiuo atveju bus galima tiek priekiu į dešinę į kairę, tiek atbulą į dešinę į kairę. Aišku, svarbiausia yra saugumas ir žiūrėti, kad netrukdytumėm kitiems ir nepažeidinėtume taisyklių. Tai čia yra tik pagrindiniai pakeitimai susiję su mokymu ir pratimo atlikimu. Tai sėkmės egzaminuose ir jeigu bus kokių klausimų, visada galit kreiptis.